Žinom, kad yra toksai reiškinys kaip ekologiški skalbikliai ir plovikliai, indų ir kitų baldų, daiktų, langų ir panašiai. Žmonės intuityviai supranta turbūt, kad būtent skalbikliais mes labiausiai teršiam gamtą. Tai dėl gamtos ir tiesą pasakius ir alergijų patys savo daugiausiai prisigaminam iš skalbiklių ir ploviklių, nes tai yra normali rimta chemija. Ekologiški skalbikliai, sakyčiau, yra švelnioji chemija. Mes negalim sakyti, kad tai ne chemija, todėl kad tai yra daroma chemijos fabrike, iš medžiagas perdirbant, jas sintetinant. Dabar kuo jie vis dėlto yra kitokie tie ekologiški, dar kitaip vadinami ekologiški aplinkai, skalbikliai ir plovikliai. Pagrindinis dalykas yra žaliava. Visi industriniai, masiniai produktai, kurie skalbia ir kainuoja, švelniai tariant, nedaug, tai jie visi yra gaminami iš naftos ir pačios plaunančios medžiagos iš naftos. Ir kad sudarytum tą švaros pojūtį, nes mums atrodo, kad miltelių kvapas dažnam asocijuojasi su švara. Bet tai atsitiko tiesiog, kad mes prie to pripratom. Ir jeigu skalbinių minkštiklis kvepia cheminiam ramunėlėm, mums atrodo, kad jis labai švarus, tai čia su mūsų pojūčiais problema, o ne tai, kad kažkas, kad taip turi būti. Nes jeigu mes išskalbėm ką nors ir padžiaunam lauke, tai yra tikras švaros pojūtis. Mes tikrai neužuodžiam jokių kvapiklių tenai. Tai dėl to yra gamintojai, kurie gamina, pavyzdžiui, tik be kvapiklių. Arba gamina be kvapiklių ir be dažiklių ir be optinių baliklių. Dar atkreipkim dėmesį, jeigu mes skalbiam baltus marškinius, skalbiam kokius 5 kartus, tai jie tikrai nebežiba po kurio laiko, nebent mes naudojam skalbimo priemonės su optiniais balikliais, kurie sudaro iliuziją, kad tai yra balčiau. Tai nėra švara, ta prasme jokios ten purvai ir bakterijos neišplaunami. Tiesiog sudaromas įspūdis, kad jie yra labai balti. Tai vat ekologiški skalbikliai viso to neturi. Jose nėra nei sintetinių kvapiklių, nei sintetinių dažiklių, nei optinių baliklių. Tai čia tik paviršius. Dabar einam giliau, jie apskritai naudoja augalinės ir mineralinės žaliavas. Pavyzdžiui, Almakabijo nenaudoja naftos chemijos visiškai, jokios. O tai turi rimtas pasekmes, tai visų pirma ir žmogaus kūnui yra sveikiau, bet tai labai svarbu, nes naftos chemija sunkiai suyra po panaudojimo. Tai kaip tie skalbikliai su vandeniu nueina į upes ir ežerus, jie dar pridaro žalos, kol jie įsiskaido ir tai ne visi įsiskaido, nes konservantai dažniausiai ir lieka tenai. Bet per tą laiką, kol jie suyra, jie daug žalos padaro, dėl to skalbikliai gamtosaugos požiūrių vertinami pagal tai, kaip greitai jie suyra. Tai Almakabijos skalbikliai suyra labai greitai, todėl kad jie viskas, įskaitant plaunančią medžiagą, pagaminta iš augalų ir mineralų. Chemijos būdu, taip, švelniosios chemijos būdu. Negana to, dar juose nėra jokio fosforo ir fosfatų, kas vandens gyvūnams yra labai svarbu. Kaip mes tai galim matyti? Reglamentacija skalbimo ir valymo priemonių yra daug švelnesnė negu maisto ir kosmetikos. Gamintojai neprivalo netgi nurodyti pilnos sudėties. Kai mes kalbėjome apie kosmetiką, minėjau, kad visos medžiagos yra išvardintos, nekalbant jau apie maistą. O ant skalbiklių ir kitokių valiklių mes galime rasti vadinamą cheminę sudėtį. Tai ten bus parašyta, kiek ten yra tokių jonų, kiek kitokių jonų ir kokie dažikliai, kvapikliai ir konservantai. Ir tai jinai bus labai trumpa ir nelabai mums ką sakyti. Kai kurios kompanijos, tokių yra labai mažai, Europoje aš žinau 2, tai spėju gal dar viena kita yra, kurios rašo visą sudėtį. Taip lyg tai būtų kosmetika. Ir žmonės gali
norėdami gali su tais ingredientais ar kreiptis į juos papildomai, jeigu jiem kyla įtarimų, bet tai yra realiai formulė atskleista. Tai mes galime matyti, kad tų fosfatų nėra. Beje, europinis ženkliukas standartas Eurogelytė yra toksai patvirtintas, kuris reglamentuoja ekologiškų aplinkai skalbiklių gamybą, bet jis nedraudžia naudoti naftos, chemijos ir fosfatų, jis ją tik riboja. Tai sakyčiau, kad standartas yra pasenęs, nes, kaip matom, gamintojai šiandien jau yra nužengę gerokai prieki ir gamina skalbiklius ir ploviklius, kurie neturi šitų gamtai kenkiančių medžiagų, kenkiančių ir žmogui. Žmogui labai jautriem žmonėm yra gaminama, Almakabio gamina Bio2 liniją, kur apskritai jokių nėra kvapų. Tai yra nei iš natūralių medžiagų, nei iš cheminių medžiagų. Ir jie yra duoti bandyti žmonėm, kurie turi odos problemų ir alergiški. Ir tik tada, kai jie gerai yra įvertinti, jie išeina į rinką. Taigi tokie skalbikliai egzistuoja. Gaila, nėra vieningo žymėjimo, kurie iš jų yra ekologiški ir kokio lygio tas jų ekologiškumas. Tačiau jau yra ir konkurencija rinkoje ir vartotojai gali pasirinkti.